Populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytus gali tapti pirmuoju miestu šalyje, kuriame visai neliks teritorinės darbo biržos arba dalis jos funkcijų bus perduotos savivaldybei. Tokio sumanymo iniciatorės pačios šalies savivaldybės, norinčios turėti daugiau galių skatinant regionų ekonominį augimą, kuriant naujas darbo vietas. Aš esu informuotas, kad Alytus gali būti pasirinktas pilotinių projektų, sprendžia šitą problemą ir darbo biržos funkcijas, finansavimą, etatus perduodant savivaldybei. Tai aš tik tiek galiu pasakyti, kad mes į tą problemą gilintumės ir stengtumės racionaliai, efektyviai dirbti, sprendžiant tą problemą, nes iš tiesų bedarbystė Alytuje yra aukštesnė, didesnė negu kad šalies vidurkis. Ir tokia problema yra akivaizdi ir ją būtina spręsti, būtina ieškoti įvairių sprendimo būdų, kad bedarbių būtų kuo mažiau. Visuomenė piktinasi, kad darbo biržoje esą tik skaičiuoja bedarbius ir naudojasi europinėmis programomis, kurios ne visada efektyvios. Alytaus gido žiniomis net bedarbiai norintį dalyvauti tokiose mokymo motyvavimo programuose rasti sunku. Politika šioje srityje yra iškreipta. Ir esama sistema tiesiog pagimdė kartą žmonių, kurie neturi motyvacijos dirbti, neturi motyvacijos tobulėti, nors yra sąlygos, yra profesinio rengimo centrai ir kiekvienas žmogus gali pasikeisti profesiją, įgyti naujus įgūdžius, naują profesiją be jokių problemų. Tačiau dalis gyventojų tiesiog to nepagidauja. Tai aš manau, kad tai yra pasekmės tos dabartinės politikos, kuomet dalį žmonių tiesiog pakanka įvairių išmokų ir jie iš to išgyvena. Anksčiau panaši situacija buvo ir su socialinėmis išmokomis. Pasitaikydavo atvejų, kai nelegaliai dirbantys naudodavosi socialinėmis garantijomis ir lengvatomis už šildymą. Kai valstybė savivaldybėms perdavė išmokų skirstimą, piktnaudžiavimų sumažėjo. Nors nedarbas Alytuje maždaug 2 procentais didesnis nei šalies vidurkis, darbdaviai skundžiasi, kad neranda darbuotojų. Tuo tarpu darbo biržose registruota tūkstančiai bedarbių. Iš tiesų, pažiūrėjus, darbo birža dirba daug ir analitinį darbą atlieka išsamų, gilų ir dirba su žmonėmis, bet, kaip aš ir anksčiau minėjau, to norimo efekto nelabai, nėra jo. Jeigu darbo biržų funkcija bus perduota savivaldybėms, nebijojama, kad bus peržiūrėtos nedarbo išmokos, suaktyvinta darbo vietų paieška, tad bedarbių užimtumo rezultatai turėtų būti geresni. Jeigu eksperimentas Alytuje pasiteisins, jis bus naudojamas visoje šalyje. Alytaus gidas. Populiariausias portalas Dzūkijoje.